vietoj ir tikrai viešpats yra maloningas kiekvienam iš mūsų. Amen. Ir tikrai šiandien atverkim savo širdis, viešpats yra kažką nuostabaus paruošęs. Jisai kiekvieną dieną yra nuostabus, jisai stiprina, jisai gelbsti, jisai gydo. Amen. Ir tikrai jisai yra mums tvirta atrama mūsų gyvenimuose. Ir norėjau aš tik tai priminti dėl informacijos, kad ateinantį sekmadienį mes turėsim svečių iš Švenčionių, tai atvažiuoja pastorius Anatolijus ir mes galim tikrai irgi susirinkti. Ateinantį sekmadienį bus berods vasario 25 dieną. Ir tikrai visi esat kviečiami dalyvauti susirinkime, taip pat ir neapleiskim trečiadienio susirinkimų, kas nedirbam, turim laiko, noro, tikrai ateikim, prisijunkim, turim nuostabės maldas, gerą šlovinimą, tikrai mes galim susitikti ir trečiadienį šitoj vietoj 6 valandą vakare. Amen. Tai va, tai tiek informacijos ir dabar noriu pakelti jūs ant kojyčių ir tikrai galėsim pasimelsti ir šlovinti savo viešpatį. Haleliuja, Dieve, mes dėkojam tau, Dieve, už šitą laiką, už šitą rytą, Dieve. Tu esi paruošęs mums šitą nuostabę dieną, Dieve. Tu, Dieve, esi kažką nuostabaus paruošęs mūsų širdims, Dieve, šiandien. Trokštam tavo dvasios, Dieve, kad tavo dvasia jinai liestų mūsų širdis, keistų mūsų gyvenimus, Dieve. Tegul tavo žodis pasiekia mūsų širdžių gelmes, Dieve, tegul tavo žodis keičia mūsų gyvenimus, Dieve. Trokštam, Dieve, tavo jėgų, tavo stiprybės, Dieve, tavo sveikatos, Dieve. Tu esi mūsų gydytojas, Dieve. Tu gydai kiekvieną mūsų ligą, Dieve. Tu paimi kiekvieną mūsų negalę, Dieve, sunaikini kiekvieną mūsų nuodėmę, Dieve. Tu, Jėzau, mirėjai už kiekvieną iš mūsų, Dieve. Taip, Dieve, mes atiduodam į tavo rankas, Dieve, atiduodam savo gyvenimus tau, Dieve. Atiduodam šitą laiką į tavo rankas, Dieve, tegul tavo dvasia veda šitą susirinkimą, Dieve. Taip, Dieve, mes trokštam, kad tu darytum nuostabius darbus, stebuklus mūsų gyvenimuose, Dieve. Liesk mūsų širdį šiandien, Dieve, išliek savo dvasią, savo malonę į mūsų gyvenimus, Dieve. Trokštam iš tiesų sekti paskui tave, Dieve, tikėti tavimi, Dieve, tikėti tavo gerumu, Dieve. Taip, Dieve, tegul tavo vardas būna išaukštintas tiesiog dabar, Dieve. Tegul mūsų širdis aukština tave ir garbina tave, Dieve. Taip, Dieve, tegul šitas laikas jisai būna tavo dvasios rankose, Dieve. Trokštam tavęs, Dieve, tavo jėgos, Dieve, tavo meilės, tavo prisilietimo prie mūsų širdžių, Dieve. Dėkojam tau, Dieve, Jėzaus Kristaus vardu. Šlovinam tavo vardą, viešpatį. Ir šį rytą mes artinamės prie tavo kojų, atnešdami tau, viešpatį, visą šlovę ir garbę ir padėką, Dieve. Nes esi vertas gyriaus, vertas visos šlovės ir te mūsų širdis bažnyčia pakyla į viešpatį, aukštindamos jo vardą, skelbdamos jo didybę, skelbdamos mūsų širdis, skelbdamos jo šlovę. Te visas pasaulis, te visi mūsų aplinkiniai mato jo galybę, jo didybę. Skelbk savo gyvenimą. Tu valdai, viešpatį, tu karaliauji, viešpatį. Kartu susijungia bažnyčia, kartu šlovinkim jo vardą. Būkime laisvi prieš viešpatį, kartu aukštinkim jį, kartu, nes viešpats geras, jis nuostabus. Oh, halleluja. Kartu mes šlovinsim tavo vardą, kartu mes aukštinsim tave, viešpatie. Nes didis tu, nes ten, kur tu, viešpatie, ten yra laisvė. Ten, kur tu ir tavo dvasia, viešpatie, ten yra laisvė. Ir mūsų širdis jos skelbia, mes skelbia. Šventas esi tu per amžius. Šventas esi tu, viešpatie. Halleluja. Viso šlovės, viso gyriaus. O mes aukštinam tave, šlovinam tavo vardą. Tai šį rytą kyla džiaugsmingas triukšmas jam bažnyčia. Šį rytą kyla garbė, kyla šlovė jam iš mūsų širdžių.
Bažnyčia Viešpaties, Dievo žodėje parašyta yra, te visa, kas gyva, aukština jo vardą. Te visa, kas kvėpuoja. Ar tu esi šiandieną gyvas, bažnyčia? Šlovinki jo vardą, aukštinki jį. Te visa, kas kvėpuoja, te visa, kas gyva, šlovina jo vardą. Kartu šlovinkim Viešpatį, aukštinkim jį, nes nuostabus yra Viešpatis. Halleluja. Šlovink jį. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Aukštinsim virš dangaus. Šlovinsim šventą vardą. Giedok bažnyčia. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Aukštinsim virš dangaus. Šlovinsim šventą vardą. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Aukštinsim virš dangaus. Šlovinsim šventą vardą. Mano Dieve visada ir už viską tau dėkosiu. Amžinai aš aukštinsiu tavo šventą vardą. Giedosiu garsiai aš, rankas iškėlęs, tavo vardui šlovė. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Su džiaugsmu, džiaugsmingai aukštinki jo vardą. Aukštinsim virš dangaus. Šlovinsim šventą vardą. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Aukštinsim virš dangaus. Šlovinsim šventą vardą. Alleluja. Alleluja. Šlovę Dievui mes giedosim. Šlovę Dievui mes giedosim. Alleluja. Alleluja. Šlovę Dievui mes giedosim. Šlovę Dievui mes giedosim. Alleluja. Alleluja. Šlovę Dievui mes giedosim. Šlovę Dievui mes giedosim. Alleluja. Alleluja. Šlovę Dievui mes giedosim. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Aukštinsim virš dangaus. Šlovinsim šventą vardą. Giedokite. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Jo vardą. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Aukštinsim virš dangaus. Šlovinsim šventą vardą. Dar kartą bažnyčia giedok. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Kartu mes šlovinsim šventą vardą. Aukštinsim virš dangaus. Šlovinsim šventą vardą. Mes šlovinsim šventą vardą. O per amžius šlovinsim šventą vardą. Alleluja. Atiduok gyrių jam. Būki laisvas prieš Viešpatį. Atiduok gyrių jam. Šlovę, garbę. Tu esi vertas Viešpatį. 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 Visos šlovės. Visos garbės Viešpatį. Nes mes esam čia Viešpatį. Nes tu myli, nes tu Viešpatį išsirinkai kiekvieną iš mūsų. Kad mes girtumėm tavo į vardą Viešpatį savo gyvenimais. Ačiū tau Viešpatį, kad tu pašaukiai mane. Kad tu pašaukiai mane mano vardu Viešpatį. Pažinai kiekvieną Viešpatį. Ačiū tau Viešpatį, kad gyveni manį Viešpatį ir dovanoji man laisvę. Ačiū tau Viešpatį,
kad tavo vardu, tavo krauju aš esu išlaisvintas. Ačiū tau viešpatie, kad šiandieną mes bažnyčia, mes turim laisvę. Ačiū tau viešpatie, kad šį rytą galime susirinkę šlovinti tavo vardą. Ačiū tau viešpatie, kad ši laisvė, ji pakelia mūsų viešpatie. Te ta ugnis neužgesta mumise. Dėkoki jam, džiūgauki bažnyčia, džiūgauki, nes viešpats yra geras tau. Džiūgauki bažnyčia, nes viešpats yra geras man. Te tavo širdis nesustoja giedot, te tavo širdis nesustoja ploti jam, šokti dėl jo, aukštinti jo vardą. Nesustoja, nes viešpats geras tau. O, halleluja, jis geras man. O, ir mes keliame savo balsus į tave viešpatie, nes tu esi geras man. O, tu esi geras man. Ačiū tau, ačiū tau, ačiū tau, ačiū tau. O, ačiū tau viešpatie. Ačiū tau, Jėzau. O, ačiū tau. Ačiū tau viešpatie. Ačiū tau viešpatie Jėzau. Tu pašaukei mane vardu, iš gėdos nuodėmės kalčių. Nebėra praeities, nes tu kūri visą naują. Prisikėlimo jėgą aš turiu ir gyvena manyje jau Jėzus, dovanojo mums laisvę. Amen. Nebesu jau nuodėmėj tamsoj, nes savo gerumu tu man atleidai, tu dovanoji mums laisvę. Gyvena many viltis, dvasia, kuri prikėlė jį. Keliu rankas aš pergalei nugalėjai tu. Amen. Prisikėlimo jėgą aš turiu ir gyvena manyje jau Jėzus, dovanojo mums laisvę. Nebesu jau nuodėmėj tamsoj, nes savo gerumu tu man atleidai, tu dovanoji. Nesustoti bažnyčia, giedokit tai. Prisikėlimo jėgą aš turiu ir gyvena manyje jau Jėzus, dovanojo mums laisvę. Nebesu jau nuodėmėj tamsoj, nes savo gerumu tu man atleidai, tu dovanoji mums laisvę. O laisvę, dovanoji mums laisvę, tu dovanoji mums laisvę, grandinių nebėra. Laisvę, dovanoji mums laisvę, dovanoji mums laisvę. Halleluja. Laisvę, dovanoji mums laisvę, dovanoji mums laisvę, grandinių nebėra. Amen. Laisvę, dovanoji mums laisvę, dovanoji
laisvę, dovanojai mums laisvę, tu dovanojai mums laisvę, grandinių nebėra. Laisvę, dovanojai mums laisvę, dovanojai mums laisvę. Aleliuja. Pasakykite į savo bažnyčią, dovanojai man laisvę, dovanojai man laisvę, dovanojai man laisvę, grandinių nebėra mano gyvenime. Laisvę, tu dovanojai man laisvę, tu dovanojai man laisvę. Aleliuja. Skelbti savo gyvenime. Laisvę, tu dovanojai man laisvę, tu dovanojai man laisvę, grandinių nebėra. O aš skelbiu tai. Laisvę, dovanojai man laisvę, dovanojai man laisvę. Aleliuja. Skelbti dar. Laisvę, dovanojai man laisvę, dovanojai man laisvę, grandinių nebėra. Laisvę, dovanojai man laisvę, dovanojai man laisvę. Aleliuja. Ačiū tau, viešpatie. Ačiū tau, viešpatie. Tai, ką tu davėjai mums, viešpatie, tai laisvą valią spręsti mums, viešpatie. Todėl mes norim, viešpatie, pasirinkti teisingai Dievą. Ir tai, ką tu duodi, viešpatie, priimti tai iš tavęs, viešpatie, ir naudoti tai, viešpatie. Tai tavo išmintis būna mumyse, viešpatie. Tai tavo išmintis pasilieka, viešpatie. Veski mus savo dvasia, viešpatie. Tada aš raginu bažnyčią, pasilikį jo artume. Pasilikį jo artume dar akimirką. Nelaukiu, kol ateis kažkoks ypatingas, stebuklingas laikas, bet ateik pas jį dabar, artindamasis prie jo kojų ir atnešdamas prie jo kojų bet kokią savo naštą, bet kokį savo sunkumą. Nes viešpats jis laukia tavęs ir manęs. Tiesiog mes turim savo gyvenimais išpažinti, pasakyti, štai aš viešpatė toks, koks aš esu. Tu matai visą tai, viešpatė. Bet aš noriu keistis. Aš noriu, viešpatė, kad mano gyvenimas būtų tavo rankose, viešpatė. Kad mano sprendimai nebūtų mano sprendimai, viešpatė. Bet kad aš daryčiau tai, kad tavo valia nori, viešpatė. O, halleluja, viešpatė. Todėl mes esam čia. Bėgi pas viešpatį. Bėgi prie jo sosto. Bėgi prie jo altoriaus, kur viešpats laukia. Jis laukia tavęs. O, negalvokime, kad esam neverti. Bėkime, kokie esam. Viešpats jis laukia. Jis laukia. Jis laukia. O, halleluja. Tu lauki. O, halleluja. O, tavo viešpatie valia, kaip danguje, taip ir žemėje, ten teinėlė. O, halleluja. Kyra la radas.
valdai viešpatie mūsų gyvenimus. Kai mes pradedam gyventi nebe dėl savęs, o dėl tavęs viešpatie. Tu veiki viešpatie. Todėl tebūnė mažiau manęs viešpatie ir daugiau tavęs. Tebūnė mažiau manęs viešpatie ir daugiau tavęs. Kad tu viešpatie veiktum. Kad tu veiktum viešpatie. Kad tu veiktum viešpatie. Halleluja. Tau priklausau viešpatie. Halleluja, halleluja. Halleluja. Tau priklausau viešpatie. Atsižadu savęs, atsižadu savęs, kad tu naudotum, atsižadu savęs, atsižadu savęs, kad tu naudotum, atsižadu savęs, atsižadu savęs, kad tu naudotum, atsižadu savęs. Atsižadu savęs, kad tu naudotum. Štai aš čia prieš tave, Dieve, tau aš priklausau, Dieve, trokštu matyti tavo norus išpildytus. Atsižadu savęs, atsižadu savęs, kad tu naudotum, atsižadu savęs, o gyvenu nebe sau. Atsižadu savęs, kad tu naudotum širdyje ir mane gyvą šventą auką tau, svajones ir planus. Dieve, pavedu tik tau, atsižadu savęs, atsižadu savęs, kad tu naudotum, atsižadu savęs, atsižadu savęs, kad tu naudotum. Naudok viešpatie, tu naudok viešpatie. Dabar yra laikas bažnyčiai. Išpažinkite į savo lūpomis, savo širdim patikėdamas, kad viešpatie jis valdo visą tai. Dėl valdyki viešpatie mane. Halleluja. Gyvenu nebe sau, tik tau priklausau.
atsižadu savęs. Gyvenu nebe sau, tik tau priklausau. Atsižadu savęs. Gyvenu nebe sau, tik tau priklausau. Atsižadu savęs. Gyvenu nebe sau, tik tau priklausau. Atsižadu savęs. Gyvenu nebe sau, tik tau priklausau. Atsižadu savęs. Gyvenu nebe sau, tik tau priklausau. Atsižadu savęs, kad tu naudotum. Atsižadu savęs. Atsižadu savęs, kad tu naudotum. Širdžių viešpatie. O, halleluja. Tu žvelgi į širdis viešpatie. Tu matai širdis viešpatie. Ne žodžių gausa mes esame išgelbėti. Tu nematai tų, kurie viešpatie tik žodžiais ateina ir jų gausybė viešpatie. Bet viešpatie širdžių. Tu ieškai širdžių viešpatie. Širdžių, kurios pasiruošusios, kurios trokšta tavęs viešpatie. O, halleluja. Tu ieškai širdžių viešpatie. O, ten nenutyla kyrius jam.
lūpos gėdos nuolat, lūpos gėdos nuolat, tau šlovę. 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 Lūpos gėdos nuolat, lūpos gėdos nuolat, skelbdamos jo šlovę. Lūpos gėdos nuolat, lūpos gėdos nuolat, jo šlovę. Lūpos gėdos nuolat, lūpos gėdos nuolat, tau 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 šlovę. Lūpos nuolat, nesustos, nesustos. Lūpos gėdos nuolat, lūpos gėdos nuolat, tau šlovę. Lūpos gėdos nuolat. Pakelki balsą į viešpatį, jam šlovę, jam šlovę, jam šlovę. Tau šlovę. Lūpos gėdos nuolat, lūpos gėdos nuolat, tau šlovę. Lūpos gėdos nuolat, lūpos gėdos nuolat, tau šlovę. Lūpos gėdos nuolat, lūpos gėdos nuolat, tau šlovę. Lūpos gėdos nuolat, per amžius, tau šlovę. Lūpos gėdos nuolat, lūpos gėdos nuolat, tau šlovę. O, aleluja. Tau viešpatie, aš girsiu tave, aš girsiu tave viešpatie. Aš girsiu tave viešpatie, tavo vardą. Aš girsiu tave viešpatie, tau šlovę atiduosiu viešpatie. O, aleluja. Visa kas žemėje, tai visa danguje, šlovina tavo vardą viešpatie. Tavo karalystė viešpatie. Aleluja, aleluja. Te pakyla gyrius viešpatie. Iš mūsų širdžių. Šį nuostabų rytą viešpatie. Gyrius tau viešpatie. Gyrius ir visa šlovė priklauso tau viešpatie. Iš mūsų širdžių te pakyla viešpatie. Tu esi vertas. Ir tiek kiekvieno lūpas, tiek kiekvieno širdis skelbia. Gyrius ir šlovė priklauso tau viešpatie. Iš mano širdies viešpatie.
Žemė dangus gieda tau, tu šventas, šventas tu. Mano širdis per amžius giedos, tu šventas, šventas tu. Gyrius pakyla su ryto aušra, iš mano širdies į tave. Ir vakare maldoje šaukiuosi tavęs. O Kyrius te pakyla, Kyrius pakyla su ryto aušra, iš mano širdies į tave. Ir vakare maldoje šaukiuosi tave. Žemė dangus gieda tau, tu šventas, šventas tu. Mano širdis per amžius giedos, tu šventas, šventas tu. O te pakyla jam, Kyrius pakyla su ryto aušra, iš mano širdies į tave. Ir vakare maldoje šaukiuosi tave. O, te pakyla į tave. Kyrius pakyla su ryto aušra, iš mano širdies į tave. Ir vakare maldoje šaukiuosi tave. O, tu šventas, šventas tu. Viešpatie, tu šventas, ir nėra tokio kaip tu. Te gieda tauta, tu šventas, tu šventas. O, te pakyla į viešpatį, skelbkite tai bažnyčia, mūsų viešpats. O, tu šventas, ir nėra tokio kaip tu. Tu šventas viešpatie, tu šventas, šventas tu. Tu šventas, ir nėra tokio kaip tu. Te pakyla į tave,
Gyrius pakyla su ryto aušra iš mano širdies į tave. Ir vakare maldoje šaukiuosi tavęs. O, tepakyla, Gyrius pakyla su ryto aušra iš mano širdies į tave. Ir vakare maldoje šaukiuosi tavęs. Prisiliesk viešpatie prie mūsų širdžių. Atveriam širdis viešpatie. Te būna jie indai. Mūsų širdis kaip indai, kuriuos tu pripildai viešpatie. Savo žodžiu, savo tiesa viešpatie. Švarūs indai paruošti tavo šloviai. Pripildyki mus viešpatie savo žodžiu. Tai, kad tu esi paruošęs viešpatie. Mes trokštame atverti savo širdis viešpatie. Tas duris, kad tai, kad tu kalbė viešpatie, kad mes neatmestumėm to, kad neišbarstytumėm kaip grūdų, bet viešpatie, kad pasėtumėm juos į savo širdis, savo žodį viešpatie. Tai, kad tu esi paruošęs viešpatie. Tai, kad tu esi paruošęs viešpatie kiekvienam. Tai, kad tu esi paruošęs viešpatie. Viešpats yra nuostabus ir jis liečia širdis. Todėl neišbarstykime to, ką viešpats jau yra pradėjęs mumise. Priimkime tai savo širdise. Laikykime tai. Amen, bažnyčia. Gera ir šlovinti viešpatį ir jausti kaip šventoji dvasia veikia. Ir noriu pasidalinti žodžiu, kurį gavau, kai man pasakė, kad reikės dalintis už finansinį tarnavimą. Ir noriu pakalbėti apie investiciją. Šiais laikais labai daug kur galima investuoti pinigus. Tai nekilnojamo turtą, įmonės akcijos, kriptovaliutos ir visokie kiti būdai. Bet yra visų geriausia investicija. Apie ją parašyta Biblijoje. Ir Mato 6 nuo 20 eilutės rašo: verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūtis neėda, kur vagis neįsilaužia ir nevagia.
nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Ir nėra blogai tos investicijos finansinės, kurios yra šitame pasaulyje, ir nėra blogai yra rūpintis finansinę padėtim, bet mūsų širdis turi būti į tuos dangiškus dalykus, nes ten, kur mūsų širdis, ten ir mūsų lobis. Ir Kolosiečiams 3:1 parašyta: jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Taigi, mes galbūt dažnai šitą pamirštame dalyką, nes tai yra tie neregimi turtai, kuriuos mes pamatysime tik tais nuėję ten į dangų. Tačiau tai yra žymiai svarbiau nei visi šitie materialūs dalykai šitoje žemėje. Ir kaip gauti tuos turtus danguje, tai yra tarnavimas Dievui. Ir dažniausiai tarnavimas nėra tiesiog ateiti į bažnyčią, pasiklausyti šlovinimų, pagiedoti, paklausyti žodžio ir viskas. To neužtenka. Dievas mums davė talentus, davė dvasinės dovanas, kurias mes turime naudoti Dievo šlovei ir Dievo garbiai. Ir tarnaudami jam su savo talentais bei dvasinėmis dovanomis mes galime krauti tuos turtus danguje. Ir Jokūbo 2 skyrius 26 eilutė rašo: kaip kūnas be dvasios yra miręs, taip tikėjimas be darbų yra negyvas. Todėl aš savo pirmąjį kartą, kai dalinausi už paaukojimus, aš kalbėjau apie tikėjimą. Tai čia yra kaip antra dalis, kad mes atnešame su tikėjimu šitą finansinę auką čia, bet tas tikėjimas be darbų yra negyvas. Todėl prašykime Dievo, jeigu jūs dar neturite galbūt kažkokio tarnavimo, prašykite Dievo, kad jis jums atvertų akis ir parodytų, kur yra jūsų talentai, kur yra jūsų dvasinės dovanos, kad jūs galėtumėte tarnauti šitoje bažnyčioje ir už jos ribų. Ir Romiečiams 12:6-8 parašyta: pagal mums sutiktą malonę turime įvairių dovanų. Į kas turi pranašavimą, te pranašauja pagal tikėjimo saiką. Į kas turi tarnavimą, te tarnauja. Kas mokymą, te moko. Kas skatinimą, te skatina. Kas duoda, te daro tai iš atviros širdies. Kas vadovauja, te vadovauja uoliai. Kas daro gailestingumo darbus, te daro tai su džiaugsmu. Todėl raginu jūs neapsiriboti tiesiog šitą finansinę auką, finansinių tarnavimų, bet taip pat ieškoti tų tarnavimo būdų ir galbūt ne tik susirinkimo metu, bet ir kai baigėsi susirinkimas, kad mes krautume tuos turtus danguje. Tai raginu atnešti, ką esate paruošę. Ir galim pasimelsti. Dieve Tėve, mes dėkojame Tau, Dieve, už šitas aukas, kad mes turime iš ko Tau atnešti, Dieve, tą dešimtinę, Dieve, tos paaukojimus, Dieve. Ir prašau, padėk mums, Dieve, atrasti tuos tarnavimus, kurios Tu mums davėjai, Dieve, kurios Tu mums esi numatęs, Dieve. Nes Tu, Dieve, kiekvienam davėjai iš mūsų, Dieve, tas dovanas, dvasinės dovanas, Dieve, tos talentus, kurias mes galime naudoti Tavo šlovę ir Tavo garbiai, Dieve. Ir pasirūpink šiais finansais, Dieve, kad jie būtų naudojami taip pat Tavo šloviai, Dieve, šitoje bažnyčioje, Dieve. Ir palaimink kiekvieną, Dieve, kuris galbūt šį kartą stokoja, Dieve. Pasirūpink kiekvieno poreikis, Dieve, kuris jų turi, Dieve. Visą tai mes atnešame prie Tavo kojų, Dieve. Jėzus Kristus vardu. Amen.
Ar turim vaikų? Turim, visada turim. Nu, Adomai, nebijok, gerai. Reikia paliūdyti. Adomas šią savaitę tokį turėjo nutikimą darželyje. Kaip žinot, buvo užgavėnės. Čia šventė jo. Ir Adomas nori kai ką papasakoti. Nu, Adomai, pasakyk. Kaip tu nesigėdėjai? Ar tu gėdėjai pasakyti, ar nesigėdėjai, paliūdyti? Nu, aš vieną kartą pasakiau auklėtojai, kad mes nešvenčiam tokių švenčių, man nepatinka ir Dievui nepatinka. Ir tada sakė, kad galės nusikirti ragus. Žodžiu, davė visiems velnio kaukės ir liepė ten jos piešti ir dėtis ant veidų, bet jis išdrįso, sako, iš pradžių, sako, aš gėdėjausi pasakyti, bet paskui, sako, aš pasakiau, kad mes esam krikščionis, kad mums nepatinka, mes nešvenčiam tokių švenčių ir kad, sako, Dievui nepatinka tokios šventės. Jis tai pasakė auklėtai. Ir auklė sako, nu gerai, sako, gali nukirtos ragus. Ir jam leido nukirtos ragus. Ir sako, tada buvo paprasta kaukė, sako, kaip kad, nu, liūdna kaukė ir viskas, sako, ne velnio kaukė. Nu, bet aš norėjau pagirti ir pasakyti tikrai, kad ir mes visą laiką turim taip ir gyvenant, susitinkant, susiduriant, nesigėdyti, taip? Nesigėdit, būti ta šviesa, ta druska netgi. Ir aš manau, kad tos auklėtės prisimins, gal kažkas žiūrės kaip baltą varną, o gal kažkas tikrai pasiklausys ir supras, kad būti krikščionim yra ne tik tais ateiti į bažnyčią, bet visur šviesti, būti pavyzdžių ir kalbėti drąsiai, taip? Šaunuolis, Adomai, šaunuolis. Kitą kartą kažkas kitą kartą papasakosit, gerai? Gerai. Nu ką, brangiai bažnyčiai, ištiesiam rankas ir palaiminsim mūsų mažutėlius. Aleliuja, mes laiminam Viešpatį kiekvieną mergaitę, laiminam kiekvieną berniuką, Jėzus Kristaus vardu Viešpatį. Laiminam, suteikiems išminti, drąsą, nesigėdyti Viešpatį, liūdyti apie tave Viešpatį. Mes meldžiam Viešpatį ir laiminam ir mes tikim, kad šitų vaikų bus dar daugiau šitoj bažnyčiai Viešpatį. Mes dėkojam tau už kiekvieną vaiką, kuris yra salėje Viešpatį, čia Viešpatį. Ir tiesiog meldžiam Dievę, kad tavo žodis, kaip tikra gyva sėkla, įsišaknytų jų širdyse ir kad jie būtų kaip šio pasaulio šviesa, šio pasaulio druska. Ir Dieve, tu pasakė Jėzau, kas gėdysis manęs, aš jų gėdysiuos. Bet Dieve, dėkojam tau, kad tu duodi drąsą jau net vaikams Viešpatie. Duok ir mums suaugusiems, jeigu mes kartais susigėstam, paliūdyti, pakalbėti Viešpatie apie tave. Dieve, suteik drąsą kiekvienam liūdyti apie tave Viešpatie, skelbti tavo gerą naujieną šitam pasauliui, šitam miestui. Viso to prašom Jėzus Kristaus vardu. Amen. Ačiū Dievui. Gerai, trumpai pasimelskim. Viešpatie, mes dėkojame tau už tavo malonę Viešpatie, už tavo žodį Viešpatie Dieve. Padėk priimti mums tavo žodį Viešpatie, atverk mūsų širdis Dieve, kaip gerą žemę Viešpatie, kad tavo žodis Viešpatie neštų mūsų gyvenime daugybę vaisių Viešpatie. Mes atsiveriam tau Viešpatie, mes atsiveriam tau šventoji dvasia. Tu veik taip, kaip tu nori, tu kalbėk mūsų gyvenimus, mūsų širdis. Viešpatie, daryk tai, ką tu nori, Dieve, tebūnie tavo valia, Viešpatie Dieve. Ačiū tau už tavo gyvą žodį, kuris Viešpatie veda mus, kuris Viešpatie yra atsakymas mūsų gyvenimo situacijose, kuris yra maistas mūsų dvasiai. Dėkojame tau Viešpatie. Šaukiamės tavęs, meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Vau, sakyčiau, auga kokie Dievo vyrai. Ir iš tikrųjų mes kartais nutylim, ar ne, bet kad vaikas turėtų tiek drąsos ir pasakytų auklėtojai, kai jis nenori. Čiagi didelė sistema ir kad pasipriešint, saugęs ne visada gali pasipriešinti. Ai, nu ką aš ten pasakysiu, nu ką aš ten. O čia vaikas sako, tikrai laiminam šitos mūsų mažutėlius. Tikrai Viešpats iš jų išaugins
savo vyrus, rimtus vyrus ir moteris. Aleliuja, ačiū Dievui. Ačiū viešpačiui. Ir aš pabandysiu perteikti, ką viešpats įdėjo mano širdį šiandien. Tai gana paprastas žodis ir nemanau, kad bus ilgas, bet aš meldžiu viešpaties, kad jis kalbėtų į mūsų širdis tam, kam yra siūstas šitas žodis, kad jis ir padarytų mūsų širdise ir gyvenimuose tai, kam jis ir yra pasiūstas. Ir čia dabar bešlovinant, iš tikrųjų, viešpats kalbėjo kažkaip į mano širdį ir kažkam tai kalbėjo. Aš noriu pasakyti tos žodžius, kažkas sakom savo gyvenime veltui. Veltui aš dariau kažkokius sprendimus, kurie apsunkino mano gyvenimą. Pasirinkau veltui galbūt Dievo kelius, nematau kažkokių rezultatų, atsisakiau savo kelių, atsisakiau to, kas man atrodė geriau bus ir galbūt tai visa veltui. Bet Dievas nori pasakyti tau, kad jis visą tai mato. Dievas mato tavo širdį, Dievas mato kiekvieną mažiausią tavo pasirinkimą, viskas jam yra žinoma. Ir žinai, kad Dievas yra atlygio Dievas. Ir vieną dieną viešpats išmokės tau atlygį. Mes turim, sako, didelį atlygį danguje, bet viešpats jau šito žemėj pradeda atlygį duoti. Jau šito žemėj, o pats didžiausias atlygis mūsų laukia pas jį danguje. Taigi negalvok, viešpats kiekvieną tavo apsisprendimą, kiekvieną dalyką, kur tu dėl Dievo pasirinkai ir tarsi kažkuo jauties galbūt nukentėjai, pasirinkęs Dievo kelius. Dievas atlygins tau daug kartų daugiau, todėl kad Dievas yra atlygio Dievas. Amen. Aleliuja. Aleliuja. Ir Dievo žodis yra gyvas. Viešpats yra gyvas, jo žodis gyvas, veikiantis, kalbantis. Ir gera yra, gera. Jis turi kuriančią jėgą, Dievo žodis mūsų gyvenimuose. Taip kaip savo žodžiu Dievas kūrė šitą pasaulį, taip jo žodis šiandien kūrė dalykus mūsų gyvenime. Jis toks pat, Dievas toks pat, jo žodis nieko nepasikeitė. Dievas nieko nepasikeitė. Dievas nepaseno. Jis jau kažkadaise buvo senas, ne? Nes jis amžinas, jis nepaseno, jis toks pat, vienodas. Jis neprikurto. Ir žinot, kaip sako, aš jau senas, jėgų mažiau. Ne. Dievas toks pat galingas ir jo žodis, kurį tu gauni, skaitydamas raštą, kurį tu gauni, klausydamasis Dievo, ieškodamas jo, jis turi didelę jėgą tavo gyvenime, nusitverk ir laikyk iš to žodžio tvirtai savo širdį, savo gyvenime. Galbūt yra dalykų, kurios Dievas mums kažkada kalbėjo ir tas žodis net šiandien dar palaiko tave. Tas žodis dar veda ir šiandien tave per gyvenimą, per dalykus, kai kažkada Dievas kalbėjo tau, tai galbūt yra tavo viso gyvenimo kelio žodis, bet Dievas kalba karts nuo karto, gali kiekvieną kartą tau kalbėti ir kaip yra gera ir lengva, kai tu išgirsti, kad viešpats prakalba į tavo situaciją, prakalba į tavo gyvenimą ir tu žinai, kad ateina jėgos kažką padaryti, ateina jėgos ištverti, ateina jėgos praeiti kažkokį etapą. Tai yra Dievo žodis, kuris turi jėgą, kuris veikia ir šiandien veikia mūsų gyvenimuose. Jokūbo laiške parašyta, kad jis yra kaip veidrodis taip pat. Mes ateinam, pasižiūrim, paskaitam, pasižiūrim. Ir sako, jeigu nieko nedarom, užverčiam, pamiršom, kaip mes atrodom. Reiškia, ir niekas nevyksta, bet sako, kas įsižiūri, tampa ne užuomarša klausytojų, bet daro veiksmus pagal tą tikėjimą ir žodį, kurį išgirsta iš viešpaties, tas bus palaimintas savo šituose darbuose. Aleliuja. Ir linkiu, kad viešpats palaimintų mus kiekvieną stipriai ir galingai. Jis nuostabus yra. Ir Dievas turi daugiau, negu tu šiandien supranti, galvoji ir įsivaizduoji. Aleliuja. Paskaitysiu rašto vietą. Tinka man ar ne? Reikia, nieko nepadarysi. Tai yra Efeziečiam 3 skyrius nuo 20 eilutės. Čia sako, o tam, kuris savo jėga veikiančia mumise gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ir suprantame, jam te būna šlovė bažnyčioje, Kristuje Jėzuje per visas kartas, amžių, amžiais. Amen. Tam, kuris savo jėga
Dievo jėga veikiančia mumise gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašom ar suprantam. Wow. 100 kartų skaityta rašto vieta ir kol viešpats kažkaip netidaro, neuždega šviesos, kažkurio eilutė, jo skaitom ir kažkurio, beskaitant viešpats paima jungtuką, čiuk šviesą uždega. Geras, taigi skaičiau 100 kartų, bet nesupratau, nežinojau. O čia sako, jis gali daugiau. Aš įsivaizduoju, kad jis daug gali, kad jis labai daug gali. Aš žinau, aš skaičiau, kad jis visagalis, aš patyriau kažkokių jo malonių gyvenime, stebuklų, darbų nuostabių ir žinau, kad jis gali. Bet užsidega Dievo šviesa, sako, jis gali dar daugiau. Sakai, bet aš, ten buvo toks stebuklas mano gyvenime. Bet jis dar daugiau turi. Jis gali dar daugiau. Ir mes tiesiog gyvenam, dasigyvenam iki kažkokio tai tarpsnio mūsų gyvenime. Ateinam į vairias situacijas. Kaip atsimenat, gal toks buvo video ten, aš neatsimenu, ar į griovį žmogus įvažiavo, ar nuo kelio nulėkė ir sako, kaip čia atsitiko taip, kad jūs čia taip nuvažiavot nuo kelio? O jis sako, įprotis. Įprotis tiesiog jam. Įprotis. Ir mūsų gyvenimas kartais užneša, ar ne, kažkur mes patenkam vairias situacijas ir kovojam savo tas kovas ir galvojam, kaip čia dabar išeit, kaip čia išlipti, dedam pastangas, naudojam visą mūsų tikėjimo išmonę, supratimą ir kartais kažko trūksta vis tiek, kažkaip atrodo per sunkiai tos situacijos sprendžiasi, per sunkiai jos keičiasi, bet šiandien Dievas kalba, kad yra daugiau. Yra daugiau, negu tu supranti, negu aš suprantu, negu aš net išdrįstu Dievo paprašyti. Mes išdrįstam kartais Dievo paprašyti, nieks negirdi, galvoji, Dieve, gal nesąmonę kokį pasakysi, bet nieks negirdės, tu tik tai, žinai, tai paprašai, tikrai daug paprašai. Ir Dievo žodis sako, kad jis gali dar daugiau. Jo jėga veikia tavy, jo jėga veikia tavo gyvenime ir jis gali daug daugiau. Dievo žodis sako, sako, belskite, kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Tai yra tarsi nuolatinis procesas mūsų gyvenime, kad niekada gyvo krikščionio tikinčio žmogaus gyvenime niekada negali ateiti toks momentas, kai jau viskas nusibodo, viskas vienodai, nieko nevyksta, giesmės žinau, melstis moku ir žinau jau koks Dievas yra ir viskas. Bet Dievo žodis sako, ne, prašyk, kad gautum. Belskis, baladokis, nepasiduok, neatsidarė iškart, dar baladokis, prašyk, kad gautum. Tai pats viešpats sakė, tai nenutrūkstamas turi būti gyvas procesas mūsų gyvenime, mūsų kaip tikinčiųjų. Ir Dievas nėra tas, kur nusibodo man. Tiesiog, supranti, išsisėmė tikriausiai, išsisėmė. Raštas sako, kas gali išmatuoti Dievą, kas gali kaip jūrą su šaukštu iškabinti bandytum vandenyną, tai sėkmės darbe. Tai neįmanoma ir kiekviena diena gali būti su viešpačiu. Nes jis turi daugiau, nes yra daugiau. Apaštalas Paulius mums sako, Filipiečiam laiške, sako, 3 skyriuje, nuo 7 eilutės, sako, bet tai, kas man buvo laimėjimas dėl Kristaus, aš palaikiau nuostoliu. O taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu dėl Kristaus Jėzaus mano viešpaties pažinimo didybės. Dėl jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlomis, kad laimėčiau Kristų ir būčiau atrastas jame, nebeturėdamas savo teisumo iš įstatymo, bet turėdamas teisumą per tikėjimą Kristumi, teisumą iš Dievo paremtą tikėjimą, kad pažinčiau jį, jo prisikėlimo jėgą ir bendravimą jo kentėjimuose, suaugčiau su jo mirtimi, kad pasiekčiau prisikėlimą iš numirusių. Nesakau, kad jau esu šitai gavęs ir tapęs tobulas, bet vėjuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Broli, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs, tik vieną tikrą. Siekiu apdovanojimo už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje.
veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimą už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje. Reiškia, apaštalas Paulius sako, aš nemanau, kad aš jau būčiau pasiekęs. Gerai, pagalvoju mane, apaštalas Paulius, pusę Naujojo testamento parašė, ar ne? Šitoks Dievo tarnas buvo, tokie stebuklai vyko, jo gyvenime Dievas padarė tokių stebuklų, per jį darė ir tiek jis tarnavo Dievui ir tiek Dievas jį naudojo. Ir jis sako, nemanau, kad būčiau pasiekęs jau. Siekiu to tikslo, siekiu kasdien, einu, nes Dievas dar daugiau turi. Jis ragina mus šiandien nesustoti, tame tikėjimo kely, nesustoti, nepasisotinti. Kodėl sako palaiminti vargšai dvasia ir jų yra dangaus karalystė? O todėl, kad jie turi troškimą, jie jaučiasi, kad jis vargšas dvasioj, vis tiek Viešpatie be tavęs, kiekvieną dieną aš nieko be tavęs. Noriu pažinti tave daugiau ir labiau. Kiekvieną dieną pilna mūsų gyvenime situacijų įvairių ir mums ten reikia Dievo. Be Dievo mes vargšai. Ir Jėzus sakė, be manęs jūs nieko negalite nuveikti, sakė Jėzus, kai kalbėjo pavyzdį apie vynmedį ir šakeles. Nesak, be manęs, atskirti nuo manęs, jūs nieko negalite nuveikti. Galim bandyti, galim imituoti. Ir daugybė žmonių šiandien imituoja kažkur tai, imituoja krikščionybę, imituoja tikėjimą ir įsivaizduoja, kad atlikdami kažkokias tai apeigas, jie patinka Dievui, kad atlikdami kažkokias apeigas, jie kažko prisigerina Dievui. Tame nėra gyvenimo. Viešpats ragina kiekvieną dieną siekti jo, pažinti jį. Jo ranka, sako, nesutrumpėjo gelbėti. Jo ausis neapkurto girdėti tavo maldas, tavo šauksmą. Jeigu neišgirdai atgalinio atsakymo, dar belsk, dar prašyk, dar šaukis. Viešpats pažadėjo, bus atidaryta, bus duota, bus išgirsta, beldžiančiam bus atidaroma. Nesustok. Dievo žodis sako, kad kaip ten, kiekvienas, kas uždėjo ranką ant arklo, negali gręžiotis atgal, ar ne? Tikinti žmogus, krikščionis, tu negali gyventi tokio dvigubo gyvenimo. Aš jau čiupau arklą, Viešpaties vagą ariu, bet dar kažkaip man ten traukia pasižiūrėti, iš kur aš ten pradėjau tą vagą, kur ten anas galas. Gal ten biški ir geriau buvo, nes čia saulė, čia grumstas, čia vėl kažkas tai. Ir kaip pradžioj sakiau, kad Viešpats suskaičiavęs visus tavo pasiaukojimus, visus tavo sprendimus, jis puikiai mato tavo širdį, viskas pas jį suskaičiuota, kiekvienas tavo širdies motyvas, kai tu dėl jo priėmei sprendimą, tau nenaudinga, tavo gyvenimui galbūt nenaudinga, kažką praradai, galbūt finansiškai, bet tu pasirinkai tą, kas Dievo. Pas Dievą viskas suskaičiuota. Jis yra atlygio Dievas ir jis atlygins. Niekada nesustokim, eikim į priekį. Ir yra toks pasakojimas Senajam testamente, kaip pranašui rodė regėjimą, berods tai Ezekielio, atrodo, knygoje parašyta, parodė regėjimą, parodė upę ir atmatavo atstumą kažkokį ir sako, dabar brisk. Ir mes taip kažkaip per savo gyvenimą einam į Dievo pažinimą, į gyvenimą su juo, nueinam kažkokį tai kelią, etapą ir žiūrim, visai neblogai jau kaip ir, žiūrint su anuo gyvenimu, kai aš neturėjau Viešpaties Jėzaus, kaip ir visai čia faina. Ir pranašas įbrido, sako, iki čiurnų gal čia. Visai nieko ta Dievo upė, jau jaučiasi ten, gaiva, viskas, bet sako, atmatavo jam angelas dar ten atstumą. Ir jis nubrido iki kelio. Tai vėlgi nesustok, niekada nesustok Dievo pažinime, Dievo ieškojime, brisk toliau į Dievo upę, į jo pažinimą, kad gautum daugiau, nes jis turi daugiau. Ir štai pranašas nueina iki kelių, jau gal čia gerai visai, saugu, viską nepaskesi ir jau gaiva jaučiasi, nesako, berods dar iki pilvo ir iki pažastų jam. Tai jau viskas, Viešpatie, aš jau tikrai čia pasiekiau daug, jau faina, norėčiau likti saugiam šitam
stovyje, būvyje mano, bet jam atmatavo dar ten tą atstumą ir sako dar. Ir sako, jau aš nebegalėjau brysti, aš turėjau plaukti. Ir šiandien Viešpats kviečia mus pasileisti ir plaukti į jo dvasios upę, kad jis galėtų parodyti visą savo tą gerumą, ką paruošęs tau. Sako, ragaukit ir matykit, koks geras ir maloningas yra Viešpats. Ta, ką tu gali patirti ir gauti, kai tu įbrendi iki kelių, tai iki čiurnų įbrydęs tu to nepatirsi. Ką tu gali gauti ir patirti su Dievu, kai tu įbrendi iki pilvo pažastų, tu nepatirsi tame prieš tai buvusiam lygiai. O kai jau neša tave Viešpaties srovė, tai nepatirsi to, kai tu galėjai dar savo kojom stovėti ir braidyti ir sakyti, Viešpatie, čia tavo srovė stipri, bet tegul ji teka, man saugiau čia, kai jaučiu žemę po kojom. Bet Viešpaties yra palaiminimas su juo ir būkit drąsūs, pasitikėkit Viešpačiu, niekada nesustokit. Niekada nesustokit. Ir pats baisiausias dalykas yra, kai mes pasitenkinam. Yra apie pinigus, ar ne? Sako, būkit pasitenkinę tuo, ką turit. Nes godumas yra visų blogybių šaknis, ar ne? Meilė pinigams arba godumas. Bet kas liečia dvasinius dalykus, negali sustoti, negali pasitenkinti. Kodėl? Nes Dievas turi daugiau. Daug daugiau. Ir Apreiškimo knygoje parašyta tokia gana liūdnoka istorija, žodis, sako, Apreiškimo 3:17. Tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko man nereikia. Čia, manau, kad kalbama apie dvasinius dalykus labiau. Turtingas, pralobęs, aš jau nebe kaip tie bedieviai, pagonis. Aš jau žinau, kaip Viešpats veikia, kaip jis gelbė, galiu paaiškinti labai gerai, tau. Ok jūs, pagonis, nusidėliai. Ir, tai, kai paklausė žmogaus, tai kaip ten tikėjimas Dievu tavo, tai aš taigi ką, neblogesnis už tuos anuos, einu į bažnyčią, paukoju ten, rinkliavoj dalyvauju, sako žmogus. O kaip tai mato Viešpats? Ir tai viskas, jau žmogaus lubos. Jisai sako, viskas, čia jau faina, čia tai gyvenimas, aš dabar ramus ir su Dievu kažkaip susiderinau ir dar šito pasauliu čia galiu džiaugtis. Labai čia neblogai, nebloga tokia situacija, bet Dievo akyse yra kitaip. Ką jisai atsako? Sako, tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko man nereikia. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Štai Viešpats kaip mato. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Ir tas, kuris šiandien sustoja ir galvoja, kad jis yra kažkas, jis jau savy pakelia save ir galvoja, wow, tai taip, kiek čia, baisiai čia iki kelių reikia, ar iki pažastų brysti, iki čiurnų, irgi sočiai, stovi kažkas iš vis neįbridęs, žinai, į Dievo gyvenimą, į Dievo upę. Dievas sako, oi vargšas tu, brys giliau, tu negauni to, ką tu ten gausi, brys giliau su Viešpačiu, eik su juo į priekį, eik, turėk troškimą, eik, nepasiduok, eik, turėk troškimą, tame palaiminimas. Ir sako, aš tau patariu pirkti iš manęs, išgryninto ugnyje aukso, kad praloptum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda ir tepalo, pasitep tavo akims, kad praregėtum, kam tas tepalas akims, kad matytum, kad yra daugiau, kad matytum taip, kaip Dievas mato. Dieve, koks aš vargšas ir apgailėtinas, o galvojau, kad kažkas esu, galvojau, kad kažką pasiekiau. Koks aš vargšas ir apgailėtinas pagal tavo turtus. Pas tave yra daugiau, daug daugiau. Ir kur pirkti? Iš Viešpaties. Pas Viešpatį visą tai yra. Pas Viešpatį yra daugiau. Pas Viešpatį yra daugiau. Aleliuja. Ir mūsų gyvenime yra mūsų realybė. Bet pas Dievą yra Dievo realybė. Taip kaip Dievas mato tavo situacijas, tas situacijas, kur tau yra kaip kalnas, nebepajudinama. Ir mes kartais, priėjom tą kalną, nebeisiu čia visai gerai prie to kalno gyventi, žinai. Taip aš čia praeisiu lipsiu per tą kalną ar pajudinsiu. Ir susitaikai ir gyveni ten, žinai. Taip, aš biški nusidedu. Maža čia kas nenusideda.
Maža kam čia nepasiseka nusidėti. Nu, biškės, nu jo, tas kalnas. Pabandė kelisik pastumti. Nu, nieko neišėjo. Bet jeigu tu nepasiduodi ir kovoji, keliesi, šaukiesi Dievo ir nesutinki su nuodėme tavo gyvenime, tai Viešpats vertina, jis tau padės išeiti, jis tau padės, jis pakels tave, jis duos tau jėgų, jis nenurašė tavęs, jis nenurašė, jis nenusisuko ir sako, su šituo viskas baigta, uždėkime paskutinį patepimą, kryžiuką jam, čia amen, čia jo lūbos, viskas. Ne, Viešpats sako, palikęs 100, eis prie to vieno, stums jį, bandys jam akis atverti ir belstis, pats Viešpats sako, eik tepalą nusipirk, aš tau parodysiu išeiti. Yra daugiau, kad tu praregėtum, matytum, kad tas kalnas nieko. Giedam giesmę, perkelsiu net kalnus. Tai viena iš man patinkančių labiausiai giesmių. Aišku, tam tikrose situacijos, kitas iki norisi kažko kito, bet tai labai simboliškai gražiai man suskamba. Ir Viešpats sako, eik pas mane, aš turiu daugiau. Iš manęs paimk to tepalo akims, pamatyt, kad tas kalnas nieko, nes aš esu, su manim tu gali pajudinti tuos kalnus ir patraukti, nes Dievas keičia realybę, Dievas keičia tavo realybę. Toj realybė, kur tu galvoji, kad viskas, aš jau priejau tašką, viskas, čia daugiau nieks nepasikeis, to pakeisti aš negaliu, čia per sunku, nu ir aš biški Dievą pažįstu, viskas, tai yra tavo realybė, bet Dievas turi daug daugiau ir jis keičia mūsų realybę, jis keičia savo žodžiu, Dievas siunčia į tavo situaciją gyvą žodį, kuris sako, žodis tapo kūnu ir tas žodis tampa kūnu tavo gyvenime, veiksmingų tampa ir padaro tai, ką tu negali pats padaryti. Dievo žodis, ieškok daugiau, pas Dievą yra daugiau. Tikrai yra daugiau. Ir kas riboja Dievą, Dievo veikimą, Dievas galingas ir visagalis, ar ne, Šventas raštas rašo, Dievas visagalis, o Dievą, ir kas gali apriboti Dievą, ar gali kas? Gali. Gali, jo, mūsų netikėjimas apriboja. Jis sako, Viešpats ateina ir sako, turiu tau, vaikiau, nejuokauk, nesąmonė, tu negalėtų būti, žinai. Kad čia aš, kad čia man, nu baig. Ir viskas, ir tu negali priimti to, ką Viešpats nori tau duoti tavo gyvenime. O Viešpats nori duoti tikrai didelių dalykų, daug didesnių, daug nuostabesnių. Jis nori uždegti ant šviesą, kur tamsu, pas tave kambarėlėje, tavo širdį, įjungtą šviesą ir tu pamatytum, wow. Ir mes gyvenam iki to savo limito ir sakom, nu viskas, čia tiek ir buvo. Labai simboliškai yra, kartais Facebook'e būna tokie paveiksliukai, ne? Kaip kasa, ten deimantų ieško. Ir ten paveiksliukas yra, kad prikasė, ten tuoj dar vienas smūgis ir tie deimantai pasipils, o jis nusivylė, numetė ir taip galvojau, kad čia nieko nebus ir išėjo. Tai Viešpats turi ir jis uždega tą šviesą ir mums parodo. Ir mumise gimsta tikėjimas, kuris duoda jėgų, dar dėti žingsnį. Wow, tikrai yra. Ir viešpats veda į priekį. Viešpats veda į priekį, kad tau krikščioniškas gyvenimas nebūtų nuobodus ir nenusiviltum ir matytum, koks Dievas. Dievas nėra tik tai priedas prie mūsų gyvenimo, kad mes gyvenam savo gyvenimą. Nu ir sakai, reiktų čia kažkaip dar geriau įsipatoginti, kažkaip saugiau reiktų. Trūksta, kažko čia trūksta. Ai, girdėjau, kad Dievas yra. Nu va, susitvarkysiu ir su Dievu ten biškai reikalus, ką reikia čia man daryti? Ai, tik pasikrikštyti, ne? Nu, tai jau normaliai pasikrikščiau, dar ko, nu į bažnyčią lankytis. Ai, nu, tai viskas puikiai. Sutvarkytas gyvenimas, saugus. Dievas turi daugiau negu tai, mūsų gyvenimams, daugiau. Paulius sako, kiek bebūtumėt pasiekę, laikykitės tos pačios, vadovaukitės tą pačią taisyklę, kad jis, kaip sakė, ta, kas buvo, tai buvo dideli dalykai, bet jau tai praeitis, jau kaip ir nublanko visą. Ir aš sako, veržiuosi į priekį, einu į priekį. Ir Viešpats nėra priedas mūsų gyvenime, kaip kažkoks, mes paimam jį ir naudojam kaip savo sėkmės garantą. Tai arba tu visiškai su Dievu, kaip giesmė šiandien gėdojam, net baisu gėdoti šitą giesmę, iš tikrųjų, atsižadu savęs. Ir jeigu nesusimastęs gėdi, nesusimastydamas, gali sakyti, kas čia yra žodžiai. Bet palauk, atsižadu savęs.
Visų savo norų, troškimų Dieve atiduodu, kad tavo norai ir troškimų būtų pilna. Pirmoji eilėje, pirmoji vietoje. Ir viešpats yra pagrindinis, jis yra viešpats mūsų gyvenimuose ir jokių būdų nėra kažkoks premija, dalis, kuriuo mes galim naudotis tada, kada mums tik patinka ir kada reikia. Aleliuja. Viešpats jūs labai myli, žinojat? Amen, aleliuja. Viešpatie, atverk mūsų akis iš tikrųjų, kad matytumėm daugiau, kad matytumėm tai, ką tu turi. Ir keletą istorijų perpasakosiu iš Biblijos, tai žinom mes, aišku, jas tikiuosi tikrai ir girdėjom. Tai apie pranašą Eliziejų ir tarną jo, ar ne? Pas Izraelio tautos priešų karalių pasklydo tokia žinia, sako, taigi mes viską, ką tarėmės, viską jie žino, kaip čia gali būti, kur čia šnipas, kas čia pasako jiems, kažkur čia yra tarp mūsų, kaip sako, kurmistas, kur ten tyliai įsirausęs ir praneša viską. Sako, nėra, ir atėjo jam sako, taigi lengva pasakyti, pas juosgi pranašas yra, ką tu kalbi, jisai viską žino. Tai sako, reikia sutvarkyti tą reikalą. Ir visada visais laikais su bažnyčia bandė susidoroti fiziškai. Kodėl? Dėl kad bažnyčia yra Dievo, Kristaus kūnas šitoj žemėje, tiesos ramstis, tai yra šviesa ir tiesa. Ir kai jau nebepatinka, nutilkit, nepatinka man. Ir tau ta tiesa ta šviesa apšviečia tavo tą tamsų gyvenimą ir tu sakai, reikia tas šviesas išjungti. Ir ten sako, nueinam ir suimam tą pranašą ir jam kažką padarysim greičiausiai, nužudysim ar kažkaip. Ir atsibūdo Eliziejus ir jo tarnas, išeina į lauką, kažkur jie ten gal, nežinau, pro langą kažkur, kur jie ten žiūrėjo. Ir sako, mato, miestą apsupo priešo armiją. Vsio, dasigyvenom. O ką dabar? Eliziejus, nepėščias, jis pažįsta Dievą. Pranašas dar šiek tiek mažiau, ne pranašas, tarnas, šiek tiek mažiau. Eliziejui aišku, kas čia bus toliau. Jam viešpats kalba į širdį, jis jau įbrydęs iki pažastų į Dievo upę, o tarnas dar tik iki čiurnų. Ir sako, viešpats laimina, tol, kol priešas nespaudžia. Viešpats laimina, kol viskas gerai. Viešpats labai laimina, kol Lietuvoje gera ekonominė situacija. Jis labai finansiškai laimina, nes tad visi gerai gyvena. Vieni kitie moka daug pinigų už paslaugas, kaip gerai. O jeigu atėjo laikas sunkesnis, kaip viešpats? Eliziejus žino, jis jau sako, oi, mes plaukiam jau ten viešpatės šitose srovėse. Žinot, kaip sako, plaukiam žinom. Tai sako, pasimelsiu už tarną ir sako, viešpatį atverk jam akis, kad matytų. Ir kas įvyksta? Atsiveria tarno akis ir jis mato didelę kariuomenę jo supančią dvasioje. Didelę kariuomenę iš viešpaties, dar didesnė, ugningais vežimais, sako. Ir mes dažnai savo situacijos nematom taip, kaip mato Dievas. Ir matom žmogiškai savo realybę, tik tai ateinam iki tos ribos, mūsų pažinimo, mūsų supratimo ir sakom, ir dedam kaip ir tašką, viskas. Viskas. Jeigu tik tiek, gerai, tik tiek. Bet viešpats turi daugiau. Atverk, sako, jo akis, jisai pamatė, kokia ten kariuomenė didžiulė. Ir Eliziejus pasimeldė, šita priešo kariuomenė pradėjo kažkur judėti. Tai aišku, dvasinis mūšis visų pirma vyksta. Judėt ir ėjo kažkur, tai atėjo vidury, sako, Samarijos. Dairos vidury Samarijos atėjo, tai paskui klausė pranašo, ten karalius, sako, tai dabar jiem viskas čia, sutvarkysim juos. Ne, sako, pamaitinkit, pagirdykit ir išleiskit. Sukėlė balių jiem, pavaišino juos, išleido namo ir sako, daugiau jie niekada nepuldinėjo. Viskas, baigėsi. Viešpaties sprendimas. O ką matė tarnas? Tarnas matė, kad viskas, toliau niekur.
Viešpatie, atverk mūsų akis, kad matytumėm, ką tu turi daugiau. Ir niekada negalvotumėm, kad tai limitas. Dievas nelimituojamas. Mūsų netikėjimas nebent limituoja Dievą, bet Dievas siunčia savo gyvą žodį, kad pažadintų mūsų tikėjimą ir mes galėtumėm, šviesa čia užsidegė, pasirodogi čia, ir eiti prieki su juo. Kita istorija, ką aš noriu vėl paminėti, panašiai. Tai apie Eliją ir našlė. Elijas ir našlė. Gyveno našlė, o našlė tais laikais tai buvo sprendimas labai blogas, nes buvo pasmerkti žmonės, man atrodo, skurdui. Jeigu neturėjo kažkokio turto daug užgyvento, tai buvo pasmerkti skurdui. Ir štai ta našlė, sako, išėjo pasirinkti kažkokių žabų, nes pinigų neturi, namuose truputis miltų labai nedaug ir viskas. Ir aliejaus trupučiuką. Ir ten tik tai 2 žmonėm vos porcija gaunasi, o jinai turėjo dar sūnų. Ir Elijas užkalbina ją ir sako, nes Dievas prakalbėjo Elijui, kad našlė tave maitins. Ir įsivaizduojat, tai reikia kiek pasitikėjimo Dievu. Dieve, tu tikrai neapsirikai, ne tas verslininkas mane maitins. Ne, eik, našlė maitins tave. Ir jis sako, užkalbina ją ir paklausė, ir jinai dėsto savo situaciją, ji priejus jau savo tašką, jau nusprendus, viską sako, tai čia dabar aš žabų pasirenku, pareinu namo, ten įsikepu paplotėlį iš to miltų ir aliejaus, suvalgom su sūnum, ir toliau viskas, numirsim, vsio. Gal apsirengsim iškart, gal gražiai, čia aš interpretuoju, atsigulsim ir lauksim, kol numirsim, nusiprausim. Viskas, mūsų limitas, mūsų realybė, ta, ką mato mūsų akis. Bet pranašas sako, gauna žodį iš Dievo ir sako, eik namo, iškepk ir pirmą man atnešk. Nesako, nesumažės miltų tavo puodelį, nei to aliejaus tavo tame inde, nesumažės. Našlė parėjo, taip ir padarė. Ir sako, ten buvo badas, todėl sausra buvo, lietus neliejo ir badas. Bet kol buvo sausra, kol buvo badas, nesibaigė pas ją miltai, nesibaigė aliejus. Ir jeigu šiandien baigėsi tavo alga ir jau dar reikia datraukti iki mėnesio galo, Viešpats turi visokių stebuklų. Viešpats turi visokių stebuklų. Nesakyk, kad viskas dabar pavalgysiu ir numirsiu. Arba eisiu kažkur tai, nežinau kur, ieškoti, prašyti. Viešpats turi atsakymų. Mano gyvenime yra buvę, kad jau nebuvo, atrodo, nieko. Ir žmogus skambina, nei tu sakai jam nieko, sako, jaučiu, ką reikia tau lauktuvių tokių užpirkti. Ačiū Viešpatie. Ačiū Viešpatie. Jis nuostabus, stebuklingas. Ir, kaip sakiau, tau visi pasirinkimai, jo tiesiog surašyti ir branginami dėl jo tavo pasirinkimai. Ir jo atlygis ateina ir yra mūsų gyvenime. Ir kitassyk atlygis, mes pradirbam savaitę, mes galim prašyti už tą savaitę, bet dažniausiai už mėnesį algą moka, ar ne? Ir tą mėnesį reikia palaukti iki algos. Ir mums kartais atrodo, tai kad tas algų metas Viešpatė, nors avansą duok, žinai. Bet ateis. Amen. Nes Viešpats yra atlygio Dievas. Ir, dar viena istorija. Man labiausiai patinka. Tai apie tokią maudyklę, sako, buvo ten prie avių vartų 5 stoginės, kuriuose gulėdavo, aš įsivaizduoju, stoginė, kolonas ir stogas, nežinau, kaip jūs įsivaizduojat, nesigilinau. Ten gulėjo daug aklų, luošų, paralyžiuotų žmonių ir ten buvo kažkoks baseinas, šaltinis ir karts nuo karto vanduo sujudėdavo. Įvykdavo retai, bet įvykdavo stebuklas. Retai, bet įvykdavo. Ir kartais kažkokiam stebuklam, tai didelių stebuklų realiai ir nereikia kažkur. Mes ten kažką padarom, teisingai pasirenkam ir paskui pritraukiam, sakom, Dievas čia padarė, taip. Bet Dievas turi daugiau, jis turi dar didesnių stebuklų. Yra daugiau. Ir sako, gulėjo vienas žmogus, daug metų sirgęs tenai. Ir įsivaizduojat, guli daugybė ligonių
Ir tas pats, kaip ligoninėj gulėtum ir tik tai kartą per savaitę į kokią salę atneštų vieną tabletę vaistų ir sako, nu, ten dabar kas pirmas išgers, tam pagerės. Ir visi ten, jau, ir vara. Tai tie luošiai su kastyliais ten kyša padnoškės kitiems, žinai, kad nespėtų, lipa per viršą, įsivaizduoju. Tu guli ir tu svajoji pasveikti. Ir neaišku, kad tas vanduo sujudės. Neaišku, kada tas laikas. Ir sujudėjo. O, kažkas šliaužia ten artin. Supranti, ir tas, kai Jėzus atėjo ir klausė to sergančio žmogaus, jie ten negulėtų, jeigu jie nebūtų tikėjęsi to stebuklo. Kitas syk dėl stebuklo reikia pakovoti. Reikia pakovoti dėl savo stebuklo, nes bus daugybė dalykų, kurie neš tau abejonės ir sakys, nu, tu nebesvaik, nebepradėk čia nesąmonį galvoti. Nu, baig, taip nebūna. Nu, realiai taip nebūna, tugi žinai. Tai nebūna. Ir įsivaizduokim, ateina Jėzus. Ir klausė vieno, kuris ten sergantis ir iš jo pasakymo suprantu, kad ar jis paralyžiuotas žmogus ar kažką, kai jis ir vaikščioti nelabai gali. Todėl aš sakau, kažkas šliaužia, kažkas eina, kažkas aklas eina ne į tą pusę, bet judesys tai vyksta, kai išgirsta, kad sujudėjo. Ir tos vietos arčiausiai to baseino, tai užimtos visos, ten nėra kur atsigulti, bet vis tiek viltis tai yra, kad jie pramegos ir tu pirmas nueisi ten stebuklą savo pasimti. Ir Jėzus prieina prie vieno sirgusio daugybę metų, ir sako, tu nori pasveikti. Geras klausimas. Ir žmogus galvoja, tu čia pasityčiat nori, kas, kaip čia? Nu rimtai, tu taigi matai, kad aš sergu, kad aš laukiu, kol tas vanduo sujudės. Ir tu dar klausi, sako, tai tu šiaip nori pasveikti, ar taip tu čia guli? Ne, taip, sau tik atsigulęs. Nebuvo, kur ką veikti namuose, tai jau čia priguliau, supranti. Bet jis kažkaip susijėmė tas žmogus ir sako, jo, sako, nu, nėra, kas mane nuneštų ir įmerktų į tą vandenį, jam sujudėjus. Jam reikėjo pagalbos, jam reikėjo komandos ir aš manau, jis apsidžiaugė, galvoja, komanda gal bus mano, šitas jau gal bus neš mane. Tai mūsų regėjimas, mūsų matymas, kad tik taip ir ne kitaip, kad Dievas gali padaryti tik tai taip ir niekaip kitaip. Aš jau planą suruošiau, viskas, Viešpatie dabar planas toks man išgydyti, bet tu duok komandą, kuri mane neš į tą šaltinį, į tą baseiną. Bet Viešpats turi kitų planų, jis turi daugiau. Todėl Viešpats atėjo ir klausė, sako, tu nori pasveikti? Nu, tai žinoma nori. Ir ką Jėzus sako? Kelkis, imk savo gultą ir vaikščiok. Ir šitie žodžiai šviesa, jėga nužengė, jisai atsistoja, gultą po pažastintą savo ir eina. Jis turėjo problemų paskui, nes, sako, kaip čia gali būti, berods tai buvo sabatas, užsipuolė, kaip čia galim kažką dirbti, gydyti, o gydymas tai buvo žodis išleistas. Kažkokių tai operacijų Jėzus jam ten neatlikinėjo. Tai buvo žodis, kuris pakeitė jo kūną, kuris išgydė, kuris pakeitė tą situaciją. Ir aš noriu šiandien, kad mes suprastumėm, Dievas turi daug daugiau negu mūsų apribojimai, negu kai mes patenkam į tas situacijas, mes jau suplanuojam, kaip čia Dievas veiks, kaip jis čia padarys, bet visada žinok, kaip skaitėm pirmoji to eilutė, kad jis turi dar daugiau, negu aš prašau šiandieną, negu aš sugebu paprašyti ir net pagalvoti, jis turi dar daugiau. Viešpatie nustebink, Viešpatie parodyk, Viešpatie apreikšk. Aleliuja. Ir kažkada daug metų atgal Dievas parodė man tokį regėjimą. Atsimenu, aš tada po tarnybos kariuomeniai grįžau į Biržus ir toks kaip ir dvasiai toks pavargęs jaučiausi. Nu ir tada tarp tikinčiųjų ten tokie buvo ginčiai, biški tokie, ar tokia forma ten bendruomenės, ar tokia buvo. Ir aš kažkaip taip kaip ir pavargęs buvau, taip viskas susidėliojo ir kad mes nusprendėm į Panevėžį važiuoti su šeima gyventi. Bet įdomu, kad išvažiuojant aš gavau tokį žodį, kad mes ten gyvensim neilgiau 2 metų. Ir taip ir buvo, kad pragyvenom labai beveik 2 metus ir sakom, ne, kažkaip važiuojam atgal į Biržus.
atgal į Biržus. Ir Viešpats parodė regėjime, toks kaip ir žinojimas ir matymas buvo bažnyčia Biržuose. Tai nebuvo konkreti šita vieta, tiesiog tai supratimas, bažnyčia Biržuose, mes ją galim būti. Mes ją galim būti. Ir tai toks kaip švyturys spindi ant tokio kaip ir aukštesnės vietos ir pats aukštai esantis ir šviečia labai toli. Ir šviečia labai toli, ne vien ten aplinkui, bet toli tolyn. Ir tą regėjimą aš nešioju širdį daugybę metų iš tikrųjų. Tai daugybę metų man tai kirba širdį ir tebe kirba. Ir aš tikiu, kad Viešpats parodė ir todėl atsirado tas noras grįžti Biržus, tada pagal Dievo žodį duota, kad neilgiau 2 metų būsi, gali nepaklausyti, gali pasilikti ir kurti savo gyvenimą. Bet ar bus lengva paklausius Dievo? Nebūtinai. Nebūtinai. Dažnai tai dar sunkiau. Dažnai tai dar sunkiau. Kai tu paklausai Dievo, dar sunkiau, negu tu būtum savo pasirinkęs. Tada tu gyventum toj tokioj iliuzijų ramybei. Viskas nurimsta tavo gyvenime, nes žinai kodėl? Todėl, kad tu tampi nebepavojingas. Tu gyveni pilką savo gyvenimą ir tu piktajam niekiek nepavojingas. Nu ir gyvenk, kol tu čia nenori pagauti Dievo upės tėkmės. Bet man širdį didelis troškimas buvo dalyvauti, būti tame ir visada aš jį nešiojau ir kalbėjom, kas maldoj buvo, trupučiuką apie tai aš užsiminiau, pasakojau. Ir ką aš noriu pasakyti, kad Viešpats turi daugiau, negu mes šiandien suprantam ir įsivaizduojam. Aš jau po truputį pradedu matyti tą, ką Viešpats kalbėjo, rodė tame regėjime. Jeigu kažkas galvoja, kad mūsų bendruomenė nieko nevyksta, viskas vienodai, viskas taip pat. Nieko panašaus. Paskutinį, nežinau kiek čia, 1,5 metų labai vyksta. Labai vyksta. Kiekvieną rytą, neskaitant, kartais šeštadienio, kartais ne, bet darbo dienomis nuo 8 vyksta malda. Ir maldos ne šiaip sau. Viešpats keičia. Viešpats daro mūsų gyvenimuose, keičia mūsų norus, mūsų prioritėtus, keičia mūsų pasirinkimus. Ir bažnyčia, jūs esat uždengti maldomis tų, kurie meldžiasi kiekvieną rytą. Jūs esat uždengti šitų maldų. Ir Viešpats veikia jūsų gyvenime, jūs esat laiminami, jūs esat keliami dvasioje, jums linkima visokio geriausio iš Dievo, jūs esat uždengti maldomis. Ir matosi iš tikrųjų daugelio širdyse pasikeitimai, noras didesnis Viešpaties, noras tarnauti jam, noras ne įprastai kaip visada, bet Viešpatė nori bristi tavo upę daugiau, giliau ir būtent tą švies toliau kažkur, tai aš įsivaizduoju, jau tai pradeda po truputį. Kai kas iš mūsų yra kviečiami važiuoti, dalinti žodžius į kitas bažnyčias. Ir tą, ką Viešpats čia daro mumise ir mūsų širdise, po truputį yra nešama kitur, ta šviesa. Aleliuja. Neskaitant, kad pastorius važiuoja, Donatas važiavo į Pakruojį, Vaidas kartais važiuoja į kur, Švenčionėlius ir taip toliau. Alina buvo Kaune. Aleliuja. Ačiū Dievui. Ir tai, ką Viešpats čia daro, sklinda, tas švietimas po truputį didėja to šviesos. O kodėl? Todėl, kad Dievas daro čia, mūsų širdise kažką, o žiburio neįmanoma pakavoti. Jeigu jis jau užsidegė, jisai šviesa šviečia. Ir tu dėk, kur tu nori dėk po stalu, jis vis tiek švies. Nebent, sako, puodų kokį užversi ir pastumsi po lovą, žinai, tad nebešvies, bet ar jis uždegamas dėl to, kad pakištum po lovą? Ne. Ir yra daugiau, aš šiandien noriu pasakyti, yra daugiau, Dievas turi tavo gyvenime, daug daugiau, yra daugiau su Dievu, yra daug daugiau bažnyčios gyvenime. Aš tikiu, kad po truputį praeina tas toksai kūniškos krikščionybės laikotarpis ir ateina šventos dvasios laikotarpis. Kas daro bažnyčią? Bažnyčia. Tai šventoji Dievo dvasia. Paprastai galima susirinkti ir sakyti, mes čia dėl Dievo, čia biški Dievas, biški, apeigas kokias atliksim. Ne. Šventoji dvasia atneša gyvybę į mūsų širdis,
į bažnyčios gyvenimą, tai viešpatie šventoji dvasia. Ir Jėzus sakė, jums geriau, kad aš nueisiu pas tėvą. Jis buvo apribotas vieta ir mokiniai aplinkui jį galėjo jį girdėti, klausytis, prisiliesti, bet Dievas išliejo savo šventąją dvasią šiandien ant kiekvieno kūno, kuris tik trokšta ir nori. Ir sako, ateina laikas, kai senieji sapnuos sapnus, jaunieji matys regėjimus, todėl kad Dievas išliejo savo šventąją dvasią. Ir mūsų šiandien kaip ir poreikis tikslas suprasti, kad Dievas turi daugiau, atverti savo širdis dar daugiau šventai dvasiai, bristi su viešpačiu į tą jo upę, jo tėkmę, leisti veikti šventai dvasiai, nes tai šventoji dvasia uždega tą šviesą, ką aš minėjau. Tu savo supratimu, savo išsilavinimu, savo filosofavimais, neuždegsi Dievo apreiškimo šviesos. Tik šventoji dvasia, kai tu prieini prie to kalno ir tau jau viskas baigėsi jėgos ir tu parašai tą sprendimą, tą planą, kaip čia dabar teks gyventi ir susigyventi su tuo kalnu. Šventoji dvasia duoda tau jėgų, kad tu tartum tam kalnui, tai nuodėmiai, kad jį pasitrauktų iš tavo gyvenimo, tai situacijai, kad jį pasikeistų. Ir šventoji dvasia duoda jėgų ir įkvepia. Tu supranti, eik tu, tai įmanoma. Tai įmanoma. Lik tol tu galvoji, ką aš galiu, kai šventoji dvasia nužengi, tu sakai, įmanoma, ir tari žodį ir sakai, žiūrėk, kas bus, žiūrėk. Juda, dreba, procesas pajudėjo. Tai mano žinia šiandien, kaip ir dviguba, yra daugiau, tau asmeniškai, niekada negalvok viskas, niekada negalvok. Aišku, ateis ta diena, kada viskas baigsis šito žemėje, mums kiekvienam kažkada tai baigsis. Bet tai viešpaties numatyta, kad tu pereitum ten, kur dar daugiau, kur visas tavo atlygis laukia ten padėtas, į dangaus karalystę. Tam viešpats ir atėjo, ne vien, kad palaimint mus šito žemėje ir džiaugtis turtais, kažkokiem sėkmėm. Jėzus mirė visų pirma, kad tu turėtum amžiną gyvenimą. Amžiną gyvenimą ir nepražūtum, bet turėtum amžiną gyvenimą su juo danguje. Tai viena žinia tau ir man asmeniškai, Dievas turi daugiau. Antra žinia, bažnyčiai, Dievas turi daugiau. Dievas daro, Dievas veikia, Dievas ruošia ir dar jis judės taip, kaip šiandien mes nei nepagalvojom ir neįsivaizdavom. Paskaitykim tą pirmą vietą, kur skaičiau. Efeziečiam 3:20. O tam, kuris savo jėga veikiančia mumise gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašom ir suprantam, jam te būna šlovė bažnyčioje Kristuje Jėzuje per visas kartas, amžių amžiais. Amen. Čia taip labai gerai nuskambėjo. Amžių amžiais. Amen. Bet taip ir amen. Jo jėga veikia mumise. Ir ji gali padaryti nepalyginamai daugiau. Išlaikyk tvirtą tikėjimą, nesustok, eik su viešpačiu. Patirk visą jo gerumą, išragauk, pažink, koks jis nuostabus, iki galo, kokioj tu situacijoj šiandien bebūtum. Dievas myli tave ir jis mato dar ne pabaiga čia tavo gyvenime. Dar tu tik tai pirmą žingsniuką, dar pirmą mažą žingsniuką. Sakai, Dieve, aš tikintis 20 metų, Dievu čia pirmas mažas žingsnelis, pagal tai, kaip jis yra. Tas tau 20 metų, tas šaukštas, kurį tu tą jūrą bandai išsemti. Aleliuja. Yra daugiau. Amen. Pasimelskim. Ačiū tau viešpatie. Mes lenkiamės prieš tave, mes labai dėkojame viešpatie tau. Už tai, kad tu neišsemiamas, neišmatuojamas viešpatie, kad tu toks esi Dieve ir kad mes diena iš dienos galime pažinti tave, koks tu esi. Uždek viešpatie savo apreiškimo šviesą mūsų situacijose, Dieve. Kiekvienoj situacijoje dabar aš meldžiu, Dieve, uždek tą šviesą, kad matytume tavo sprendimą viešpatie, kiekvienam viešpatie. Uždek savo apreiškimo šviesą, Dieve, duok matyti tavo akimis situacijas viešpatie, įvykius. Dieve, duok regėti taip, kaip tu matai. Ir viešpatie Dieve, tavo šventoji dvasia te pripildo bažnyčią dar daugiau ir labiau viešpatie. Mūsų gyvenimų
mus te pripildo ir te veikia tavo brangi šventoji dvasia viešpatie. Tu esi su mumis, tu pasakei, nepaliksiu jūsų našlaičių, bet ateisiu pas jūs. Tu pasakei, kad mums geriau, kad tu išeini, kad tu siūsi kitą guodėją, kuris pasiliks su mumis per amžiais viešpatie. Kiekvienoj vietoj, kur tik tavo vaikai, tavo šventoji dvasia pripildo viešpatie širdis, gyvenimus, duoda jėgų viešpatie ten, kur reikia viešpatie Dieve, kad būtų pajudinti kalnai viešpatie, pajudinti dalykai, kurių patys negalim pajudinti Dieve. Mums reikia tavo jėgos šiandien mūsų gyvenime Dieve. Mums reikia tavo jėgos viešpatie. Mes prašom viešpatie Dieve, neatstumsim tavo dvasios šventos viešpatie. Kas atstumė tavo dvasią, atstumė tave patį viešpatie. Pasigailėk kiekvieno Dieve. Aleliuja viešpatie. Dėkojame tau už tuos stebuklus, kuriuos tu turi dar kitame lygyje, kai mes brendam toliau su tavimi. Už tą pažinimą, už tą apreiškimą, koks tu esi viešpatie, kai mes brendam gilyn į tavo dvasios upę ir tėkmę viešpatie. Ačiū tau, kad tu esi bažnyčios vidury, kad tu per savo bažnyčią viešpatie parodysi didelę savo šlovę, didelę savo jėgą ir kad tai yra ne šiaip kažkokių paprastų žmonių būrelis, bet kai yra tavo kūnas viešpatie ir tavo dvasia nužengia viešpatie Dieve ir viską tampa įmanoma viešpatie. Visa, kas vakar buvo neįmanoma, tu padarai įmanomų Dieve. Ačiū tau už tavo šventą dvasią, už tavo jėgą, už tavo ugnį viešpatie, už tikėjimą. Aš meldžiu viešpatie, kur buvo netikėjimas, te ateina tikėjimas, te ateina išsprendimas viešpatie, te ateina jėgos žengti kitą žingsnį viešpatie ir eiti į priekį su tavimi. Meldžiu viešpatie ir laiminu kiekvieną Dievę. Mes džiaugiamės, mes dėkojame tau, tu mūsų gyvenimas. Mes čia dėl tavęs viešpatie Dieve ir ne dėl nieko kito, dėl tavęs, kad pažintumėm tave labiau, daugiau. Veik kiekviename gyvenime viešpatie, apreikšk visą savo gerumą viešpatie, visą savo brangę meilę viešpatie Dieve. Tu taip myli kiekvieną, tu mirei ant kryžiaus už mus, kad mes gyventumėm viešpatie, kad mes gyventumėm, kad mes turėtumėm gyvenimą. Ir visa šlovė viešpatie, visa garbė tavo šventam vardui viešpatie. Mes dėkojame tau Jėzaus vardu. Amen. Amen. Aleliuja. Ačiū Dievui už kantrybę jūsų. Aleliuja. Būkit palaiminti. Galim neskubėti, pabendrauti, pasidžiaugti. Viešpats turi tau daugiau. Amen.